kaip visada, nuo euro-dolerio, nuo savaitinio grafiko. Raudonas scenarijus sugadino, taip, nenuvažiavo į apačią, nepadarė išėjimų iš trikampio į apačią, nuvarė į viršų, taip. Ir čia visai galimas toks variantas, kad čia įsigalios biški kitoks jau scenarius, tai kaip augantis trendas, taip, ir mes važiuosim į viršų. Tai vat, logika labai paprasta, reikia žiūrėti, kaip užsidarys šią savaitę žvakę, taip, jeigu mes, grįžinėt mes turim prie savaitinės linijos, taip, ir greičiausiai padarysim tą grįžimą ir kažkur tai jau, galbūt ir man reikėtų jau tą skepsisą nuimti dėl euro augimo, taip, ir, bandyti prekiauti grafiką, sakysim taip, jo, nelaukti didelio kretimo, laukti, kad bus grįžimas prie kažkur tai 3180, 3200, taip, ir čia jau galima nuo savaitinius medianus pabandyti kažką tai padaryti. Taip, o šiaip reikėtų pažiūrėti, kaip užsidarys šitą savaitę savaitinė žvakė, ką jinai padarys, taip, tada jau galima kažkokį tvirtesnį sprendimą priiminėti. Scenarijų raudoną jau trinam, jau jisai tikrai nebus įvykdytas, taip. Dabar šiandien sustoja ties labai gražiai ties projekcijos, šią savaitę sustoja vakar, jisai ten pasiekė 3400 ir gavo tokį gan gražų pasipriešinimą. Tai šiandien visą dieną nežino, ką daryti, stovi vietoj, bet toks, daugiau korekcinis judėjimas, taip, pradeda koreguotis, taip, nestipriai, neagresyviai, bet bando padaryti korekciją. Dieninis grafikas yra šitas augantis trendas, viskas tvarkoja, čia pirkimas atidirbo kaip normaliai ir iki projekcijos, taip, viskas gerai, dabar atšukinėjom. Atšukinėjant galim, yra lygis stiprus 3280, taip, 70, prie kurio tikrai turėtume pagrįžti ir tas grįžimas galima šiandien, galbūt rytoj, taip, trečiadienį. Ir čia jau bus gan toksai, galbūt ir... Geltoną spalvą turim Fimos. To pakeisim. Kokį violetinę. Ir čia jau bus toks 3.8, jog konservatyviai korekcija, 3.8 lygis galima imti, taip, ir su judėjimu pratęsimu važiuoti į viršų. Tikėti, kad mes važiuosim toliau. Antras variantas, antras scenarius, kad mes visgi darysim gilesnį korekciją iki trendinės linijos, taip, ir iki stipresnio čia lygio, 3.120 kažkur tai, ir čia mes, jeigu mes eisim čia į apačią, tai mes čia atsidursim kažkur tai ties penktadienio, galbūt kitos savaitės pirmadienį. Ir irgi geras pirkimas sandaris, pagal trendą viskas tvarkoja, stopas nedidelis, apie 100 punktų, profitas apie 300-400 punktų. Galim ramiai, euras gali vykdyti savo augantį trenduką, taip, ir važiuoti į viršų. Iš ko jisai važiuoja, nesuprantu, aišku, tokių kažkokių rodiklių aiškių, dėl ko galėtų prasidėti tas važiavimas. Po Dragio šiaip prasidėjo šitas važiavimas. Dragis ten pakalbėjo, bent kažko, aš neišgirdau kažko tai stebuklingo. Tai logika labai paprasta, važiuojam grinai ant nuotaikų, ant optimizmo kažkokio, bet galbūt kažkas ir vyks, jau kad palaikyti tą važiavimą jau. Taip, ką mes turim kažketuri periodė, irgi turim kažkokią tokią liniją iš seniau, čia projekcija irgi pavaizduota, taip, ir irgi gražiai mes į ją atsirėmėm, taip, ir dabar bandom atšokinėti. Ta vieta, kur mes visą dieną bandom pramušti, 3.30, taip, ir kol kas nepavyko pramušti, labai tvirtai laiko, nors ir buvo užlindimas 30 punktų į apačią, taip, logika labai paprasta, bandysim greičiausiai, čia kaip tik 23 atšokimą nedavė, kol kas, taip, ir greičiausiai bandysim eiti link 3.8 lygio, ir čia jau pirma galimybė, taip, pakabinti eurą ir tikėti, kad jis važiuos į viršų, taip, su pramušimu tos trendinės projekcijos ir dar aukščiau išvažiuos. Nors aš palaukčiau prie apačios, prie palaikymo, taip, ir daryčiau sandorį jau tokį tvirtesnį pirkimą prie 3.120 kažkur. Valandinis periodas, matom šitą variantą, taip, gal geltonas linijos ne visai tinka, darysim raudonai, taip.
bandymas pramušti, bet, toks kaip melagingas pramušimas, taip, ir dabar niekaip vėlgi mes negalim išvažiuoti į apačią, nukeliauti, taip. Artimiausias kažkoks tai toks, taškas arba lygis, arba kur mes turim nuvažiuoti, tai 3270, taip, dar 60 kokių punktų į apačią. Čia galimas pirmas toks rimtesnis sustojimas, jeigu mes įveiksim šitą 3330 lygį. Taip, šitą vietą. Čia kaip tik netoli 38 lygis tos fibas, jis per visas periodus, taip, ir per dieninį, ir per H4, ir per valandinį, taip, turėtų suveikti. Stoplosas čia teisingas apie 100 punktų, taip, bet aš patarčiau statyti stoplosą arba už šitos vietos korekcijos, čia vienas iš variantų kažkur tai ties 3240 biški žemiau, arba už 50 lygio kažkur tai 3217. Taip, kad daug nerizikuot, nedaryti didelio, sakysim, to stoploso, nes jeigu mes važiuosime apačią, tai vėlgi pas mus kelias į apačią ties palaikymo, taip, ir suvalgys visus stoplosus. Tai skirtumo nėra, ar jūs pastatysit čia, gal kas mėgsta saugesnį kažkokį variantą, tai už 50. Taip, pardavimų kol kas vėlgi, jeigu pramušim 3220, 3219, 3320, 3319, taip, tai galima palaukti grįžimą ir parduoti su tikslu apie 50 punktų ir su stoplosu apie 40 punktų. M15 periodas. Matom toks šiandien visą dieną muistimas M15, jo, nuo 3 kažkur tai nuo 2 valandos prasidėjo, taip, ir toks kaip bandymas važiuoti į viršų, taip, ir dabar paskutinė M15 žvakė, kaip pabandė pramušti, taip, iš tikrųjų kūnų linija pramušta, spigliukų linija dar nepramušta, dabar užlaiko spigliukų liniją ir dar nieko tokio, neaišku, sakysim, tokį variantą. Tai vėlgi galim dar kažką tai pamatyti, kas buvo M15 periodė, taip, čia vyko panašus dalykas buvo vakar, taip, šiandien ryte, atsiprašau, irgi melagingas pramušimas, taip, bet jisai iki galo nebuvo įvykdytas, nes spigliukų linija atlaikė, taip, ir tas pats buvo čia, ir dabar mes matom, kad čia įvyko pramušimas, grįžimas, atšokimas nuo agresyvios medianos, grįžimas prie konservatyvios, atšokimas nuo konservatyvios, taip, ir dabar teoriškai turėtų važiuoti apačią, bet užlaiko šitas naujai susiformavus palaikymas. Tai dabar didelis klausimas, ką darys euras M15 periode, taip, kažkokių konkrečių sandorių patart negaliu. Aš tai nieko nedaryčiau, bet, aš iš ryto savo euro padariau, tai kol kas sandorė dar esu, dėl biški suinteresuotas asmuo, dėl to gal ir, sunku patart kažką tai, nes kai esi sandorė, tu matai tik tai, visus signalus dėl savo sandorį, ja? Man tai vis dar kritimas, bet ir turėtų pradėti daryti korekciją, taip, ir turėtų pagal H4 galbūt konservatyviai pasikoreguoti ir grįžti prie stipraus lygio, taip, bet, M15, sakysim, taip, aiškių kažkokių tokių sandorių neduoda kol kas. Mes stojom ties neapsisprendimo vietos. Svaras savaitinės. Taip, praeitą savaitę uždarė augantį žvakę, bet savaitinio grafiko, savaitinio pasipriešinimo nepramušė. Taip, užsidarė ties savaitinio pasipriešinimo. Šią savaitę pradėjo kritimu. Taip, irgi pasiekė gan stipraus lygis. Yra pas mus grafikė 6040. Taip, ir atšakinė. Jis atšakinė šiandien. Vėlgi, šitas scenarius raudonas vis dar įmanomas, vis dar viskas gali būti, taip, bet, biški su laiku jau nepataikėm. Šią savaitę dar nepramušė į viršų, taip, bet ir dar neatšoka normaliai apačią. Tai savaitinis grafikas kol kas nieko aiškaus neduoda. Taip. Dieninis grafikas stojom ties gražaus tvirtaus palaikymo, taip, ir ten neblogai atšokinėjom nuo šito palaikymo, bet atšokimas praeitą savaitę, taip,
va šitą augantį žvakę sausio 10 dieną, taip, ir grįžimas prie šitos trendinės linijos, o šitoje vietoje aš bai nepatarčiau, nes nebaigtas ciklas ir mes laisvai galim bandyti pramušti apačią, taip, tai šitoje vietoje aš patarčiau sulaukti pramušimo dieninės žvakės, jeigu pramušiu šį 0,30, net gal ir žemiau 6,020, jeigu dieninė žvakė užsidarys, taip, žemiau šitų kūnų, tai laukiam grįžimo prie dieninės ir nuo 6,060 kažkur taip pradavimas su tikslu į apačią iki va šito palaikymo. Taip, kažkur ties 5,760 važiuosim. Bet euras važiuoja į viršų, gali patemti ir svarą. Laisvai gali patemti ir svarą, irgi gali būti. Taip, todėl taip tvirtai vėlgi pasakyti, kad techniškai bajaus nėra, jis yra, bet jisai pavojingas dėl to, kad nebaigtas ciklas. Nu ir nuo viršaus, nuo šitos vietos 6,270 vis dar sell, viskas tvarkoja, taip galima daryti, jeigu jisai atėjęs iki ten. H4 periodas, keistas labai periodas, jo keistas elgesys, buvo gražus palaikymas, taip, buvo pramušimas, grįžimas, atšokimas, dar vienas grįžimas ir vėl atšokom, taip, jeigu dar trečią kartą mes čia sugrįšim, nu tikrai nepatarčiau savo daryti. Nes labai, nu jau testuojam taip agresyviai šitą pasipriešinimą ir, nu, šitą kol kas medianą, taip, ir yra tikimybė, kad tai vyks pramušimas. Vėlgi, jeigu pažiūrėt su korekciniu judėjimu, taip, ką mes turėjom, 23 atidirba, 38 atidirba ir net biški atnaujina judėjimą, taip, ir toliau mes turim iškart pramuštą FIBA ir 50 lygis, jo, atidirba, viskas tvarkoja, kas darė ir nuo 38 buvo galimybė užsidaryti be nuostolių, taip, ir nuo 23 ir net su pilnu buvo galimybė, bet ta korekcija judėjimą nepratės ir judėti apačią mes labai nenorim. Taip, todėl yra tikimybė, kad tas judėjimas apačią jau kaip toks baigtas. Taip, naujo judėjimo dar mes, nu, kol kas dar nepadarė svariukas, naujų kažkokių savo tendencijų. Taip, dabar sustingo diapazone 160 punktų ir vat, reikia žiūrėti, ką jisai darys. Į kokią pusę išeidinės jisai iš šito diapazono. Kol kas, nu, aiškių prognozių duoti pagal H4 negaliu. H1 periodas. Gal reikėtų jau ir patvarkyti. Taip, turim palaikymą, turim pasipriešinimą, turim vidinė trendinė linija. Taip. Dabar, jeigu mes pramušam 6,100, žvakė užsidaro virš to lygio, taip, grįžimas, pirkimas su tikslu apie 100 punktų. Taip. Jeigu mes dabar ką nors norim padaryti, nieko nepatarčiau daryti. Arba laukiam pramušimo į apačią 6,040, grįžimas ir pardavimas. M15 periodas. Sakysim, vėlgi, aiškių signalų iš technikos, iš techninės analizės taip nematau. Ką galima taip vat, iš karto padaryti. Taip. Šiandien čia buvo toks kažkas panašaus į dvigubą dugną, taip, pramušio, viskas savo tikslą atidirba, viskas tvarkoja, sustoja ties stipraus lygio, taip, kur buvo sustabdytas 1, 2, 3 kartus, taip, ir ketvirtą kartą sustabdė šitas lygis. Dabar, nu, agresoriam ir mėgstantiem labai taip surizikuot, galima patart dvi vietas. Viena vieta pirkimui 6,060, nu, plus pradas, čia kažkur tai 6,067 bus, ir su tikslu apie 30 punktų. Ja? Antras variantas, tai vėlgi laukti pramušimą į viršų, grįžimas ir pirkimas. Taip, doleris Šveicarijos frankas. Vis dar stoja savo diapazonę, taip, žemiau 9,250, bet daro aiškius tokius bandymus, jau trečią savaitę iš eilės užlipam aukščiau to lygio, taip, daro aišku tokį ketinimą vėlgi sugrįžti į aukštesnį diapazoną 9,250, 9,4
70, 9500. Į tą diapazoną grįžt, kur mes stovėjom nuo rugsėjo iki gruodžio. Galbūt šią savaitę jam ir pavyks tą padaryti dalyką. Dieninis periodas, matom, kaip gražiai pramušinėja krentantį trikampį į viršų, taip atidirba pirmą tikslą, jeigu diena taip užsidarys su pramušimu, viskas turkoja, grįžtam prie 9240, perkam ir galima laukti ir pirmą, ir antro, ir trečio tikslo. Taip, tai vat, reikia palaukti, kaip užsidarys šiandien diena. Jeigu užsidaro žemiau, taip, reiškia pramušimo nebuvo ir greičiausiai bandysim vėl dar kartą patestuoti lygį 9.10 ant tvirtumų. H4 periodas. Čia jau gal vėlgi ir reikėtų padaryti kažkokią naują techniką, techninę analizę kažkokią naują, taip. Vėlgi, turim aiškiai matomus taškus palaikymo, taip, ir aš padariau projekciją. Vieną projekciją į čia aukščiausią tašką, kitą projekciją į čia. Ja? Dabar mes turim tokius 200 punktų kanaliuką, biškį augantį, turintį kampą į viršų, taip, ir galim jau ramiai pasinaudoti to kanaliukų. Pirkimas nuo 9.2, gal šitą žalę ir nelabai aiškiai matosi linijos, linija matosi, bet kainas nesimato, taip, 9.208, nu, plus pradas kažkur tai 9.212 galima pirkti, taip, stoplosas didelis apie 100 punktų, taip, ir antras variantas, jeigu vyksta pramušimas, grįžimas, uždarom tą pirkimą ir darom pardavimą, į apačią važiuosim. Taip? Judėjimas gan galingas, gan didelis, vidų judėjimą galima pasinaudoti korekcijom, taip, matom, buvo judėjimas, korekcija iki 23 ir pratęsi judėjimą, dabar toks variantas, taip, dabar nuo 23 galima pasinaudoti, taip, pabandyti nupirkti, to labiau gan neblogai atrodantis lygiukas toksai, jo, matom, čia buvo sustabdymai, jo, čia buvo muistimas ties to lygio, vyko pramušimas, grįžimas prie to lygio, taip, tai vėlgi pramušimas, grįžimas, vat šitoj vietoj jisai toksai tampa įtartinas, bet toliau vėlgi rinka jį mato. Taip, galima pabandyti papirkti nuo 23 arba nuo 3.8 irgi nebloga vieta 9.230. Taip, bet aš visgi žiūrėčiau daugiau 50 lygį ir kartu šitą projekciją trendinę. Taip, nu, gal vidinė trendinė linija. Ir čia gan nebloga vieta. Ir čia tada, jeigu mes prekiavom nuo 50 plus tą medianą užtenka, stoploso apie 30 punktų pastatytų už šiam pirmą lygį. Taip, valandinis periodas. Vėlgi žiūrim, ką turim čia. Aiškiai matomi 2 taškai, taip, kad būtų pilnas palaikymas, reikia trečią sulaukti. Ir čia pas mus aiškus, labai aiškus suformuotas simetrinis trikampis. Taip, buvo. Įvyko pramušimas, taip, grįžimas, net biškį užlindam žemiau, taip, ir važiuojam atidirbinėti tikslus. Pirmas paimtas, antras paimtas, trečias paimtas, visi tikslai buvo paimti, bet, nu, klausimas, kas kaip prekiavo. Aš šitoj vietoj pražiopsau sandorį, nedariau, taip, man tik tai klientė šiandien pasakė, kad puikiai suprekiavo per franką, su trikampiu, pradėjau ieškoti, kur ten trikampis. Yra. Taip yra, žmonės mato, mokykla gera, viskas tvarkoja, taip, bet, nu, man tai tokie, aš, vat, pavyzdžiui, nemėgėjęs 10 punktų pramušimų, taip, ypač valandiniam periode, todėl aš, pavyzdžiui, neuskaityčiau čia už pramušimą, bet atkreipčiau dėmesį į šitą spigliuką ir, vat, šitoj vietoje jo įvyko pramušimas gražus, taip, grįžimas ir važiuojam. Dabar kas kaip aišku prekiauja, bet jeigu norit padalyvauti biškį, tai padaryti kažkokią sandariuką, tai galima jį pabandyti pagauti franką šitoj vietoj, ties grįžimo normalaus jau prie palaikymo, taip, plus toks lygiukas irgi gan neblogas, taip, tai ir stoplosas už šitos korekcijas turėtų užtekti teoriškai. Teoriškai turėtų užtekti, stoplosas 30 punktų, profitas apie 50, gan neblogas santykis.
M15 periodas, aiškus augantis trendas, taip, turim gerą gražų kryptį. Yra nuomonė, kad Šveicarijos centrinis bankas dalyvauja eurofrankė ir todėl tempia ir dolerį franką pagal save, taip, nes euros frankas, kas analizuoja, ten labai gražiai pastaroja 2 savaitės juda, padarė apie 300 punktų judėjimo, tai, valiutai, kurį metus mėgoja, tai tam pačiam lygiai, tai normalus toks judėjimas. Augantis trendukas, grįžimas prie augančio trenduko 9250 kažkur, tai taip, galima pirkti, vėlgi stoplosas biški didesnis apie 40 punktų, tai profitas apie 60 punktų. Galima daryti arba viršui 9315 kažkur tai selas ir į apačią apie 60-50 punktų tikslas. Doleris, jena Japonijos, taip, po savaitės mes tęsiam augimą, taip, jau visus, sakysim, taip, aukščiausius taškus nuo 2010 kažkur tai metų. Praktiškai įveikiam, dabar mūsų laukia 9.4, 9.00 šiaip stabdo dabar, taip, ir jeigu mes užlipsim virš 9.00, tai galima jau bus žiūrėti, kur pirkti jeną ir greičiausiai jinai jau tokios gilesnės korekcijos nepadarys, bet žiūrėsim, kaip užsidarys šią savaitę, aš visgi tikiuosi pagauti jeną kažkur tai ties 8.490, 8.5, 0.0, kažkur tai ten. Dieninis grafikas, o toks gražus, taip, pastovi, važiuojam į viršų, važiuojam agresyviai, prie konservatyvių lygių negrįžtam, taip, anksčiau ir vėliau šiaip turėtum sugrįžti ir gapus uždaryti, taip, ir prie stiprių lygių sugrįžti, tai vat, visgi laukiu, kad padarys jisai vieną grįžimą, bet jau, kuo toliau, to didesnis grįžimas, kad didesnis grįžimas, to sunkiau jį padaryti, taip. Selint nepatarčiau ieškoti, kur pirkti. Jeną taip pardavinėti nelabai ant tokių judėjimų galima. H4 periodas vėlgi. Turim, jeigu žiūrėti taip trendinę kažkokią liniją ieškoti, jo, tai, tokia ir mes turim per kietą kampą, taip. Dabar mes turim susiformuotą dvigubą viršūnę, kurie pramušė ir jau atidirbo, taip, bet, savo tikslus atidirbo, bet dvigubą viršūnę, taip, apsisukimo figūra ir jeigu traktuosim šitą judėjimą kaip augantį trendą, taip, turi apsuktą trendą, tai liko sulaukti pramušimo trendą į apačią. Taip, dabartinė H4 žvakė bando tą padaryti ir čia galima patarti, pavyzdžiui, jeigu įvyks pramušimas, kažkur tai ties grįžimo prie 8.900, pabandyti parduoti jeną. Stopas milžiniškas, taip, apie 100 punktų. Su jenai tai labai didelis stoplosas, taip, bet profitas galingas irgi apie 300-400 punktų. Tai galima pabandyti surizikuoti ir pasinaudoti dvigubų viršūnį ir pabandyti parduoti. Taip. H1 periodas. Turim iš prieinamų palaikymų jo toli neeinant į istoriją. Turim tik tai tokį variantą pagal 2 aiškiai matomus taškus. Taip. Pasipriešinimas vėlgi. Galbūt bus aiškesnis, taip, nes turėsim tokį variantą. Galbūt būtų teisingiau padaryti čia projekciją, taip. Ir čia jau, mėgstantiems surizikuoti, taip, galima patart nupirkti. Kažkur tai 8.790, taip, tikslas, galima tikėtis ir pagal trendą, taip, bet aš apsiribočiau trendo vidurkių, kažkur tai apie 100 punktų būtų tikslas, kažkur čia. Ties 8.80, kažkur tai ties čia. Arba laukti, kol padarys grįžimą, vėlgi čia mes matom tą dvigubą viršūnę, taip, irgi kaip ir H4 periodė, taip, ir grįžimą kaip tokio, dar negalima užtraktuoti, taip, ir grįžimą ties 8.907, čia selas ir važiuojam, jo, su tikėjimu, kad mes dirbsim pagal labai didelį periodą. Valandinio mes galim sumažinti stoplosą iki 60 punktų kažkur. Tai. M15 periodas.
kažkokį tokį vėlgi patikimesnį variantą. Buvo pleištukas, taip, gražiai pramuštas, gražiai atidirbo, grįžimo nebuvo, todėl galima laukti grįžimo. Na, čia jau priklausomai, kada grįžinės, taip, bet kol kas galim laukti ties 8, 9, 30, 40 kažkur. 36, 38, kažkur tai ties čia galimas grįžimas ir tada pardavimas ir važiuojam į apačią. Taip, dabar su resursais, kas pas mus vyksta, nežiūrėjau. Australas gražiai praeitą savaitę atšoko nuo spygliukų linijos, taip ir šią savaitę daro kitinimą pramušinėt į viršų. Jeigu šią savaitę uždarys virš 1.60.0620, įvyks pramušimas, tada laukiam grįžimo kitą savaitę ties 0.580 ir perkam. Ja, ir tada mums praktiškai kelias į viršų atidarytas, apart va šito vieną stipraus lygio ties 0.7 kažkur tai 50-80. Į selus kol kas nepatarčiau selą daryti, nes labai mes jau agresyviai testuojam šitą liniją pasipriešinimą. Taip. Dieninis periodas vėlgi buvo bandymas pramušti, išlysti iš šito trendo, taip. Grįžimas, atšokimas ir matom, buvo sausio 4 diena labai didelis spyglis ir važiuojame į apačią. Ir dabar mes dieniniam pramušim šitą oranžinę projekciją ir jau prie jos grįžom ir dabar vienintelis, kas mus laiko, tai tas 0.570 tvirtas stiprus lygis. Ne? Galim važiuoti laisvai į viršų ir aš ieškočiau buy, galbūt kažkokios tvirtesnės vietos, tai po 0.575 pramušimo. Tada galima jau sakyti, kad šitas lygis nesulaikys ir galima pirkti. Taip, ir tikėt važiavimu gan agresyvių į viršų. H4 periodas vėlgi formuoja kažką tokio panašaus, į dvigubą dugną, dvigubą viršūnę, atsiprašau, bet jau labai kietas toksai kampas, jo, ir toks kietas kampas, greičiausiai duos pramušimą į viršų, tai galima sulaukti to pramušimo į viršų, grįžimo prie 5.70 ir perkam ir važiuojam į viršų. Ne? H1 periodas, trenduką netrinsiu tą, dar gal prireiksiu. Dabar pažiūrėsim naujus kažkokius tokius galimybės. Taip, dabar važiuojam į viršų, atšokam gražiai nuo lygio 5.20, taip, matom, čia buvo stiprus lygis, taip, įvyko pramušimas, grįžimas, atšokimas, pramušimas, grįžimas, dabar vyksta atšokimas. Klausimas, ar atšoks aukščiau, ar neatšoks aukščiau, jo, ir negu prieš tai buvusis atšokimas, taip, ir turim tokį jau pasipriešinimą. Ir jeigu tai pažiūrėt, turim labai gražų simetrinį trikampėlį, ne? Ir vidinę trendinę liniją ties antro tikslo. Turim antrą tikslą, jo, labai trumpai, todėl labai mažas tikslas, jo, ten 15-20 punktų, o trečias tikslas pas mus ties nieko. Ir mes turėtume važiuoti link trendinės linijos. Todėl įvyks pramušimas, jis minimum turi būti iki 5.75 turi būti pramušta, grįžimas, greičiausiai tada pramuš vidinę trendinį, grįžimas prie vidinės trendinės ir perkam. Su tikslu apie 50 punktų, tai pastoplosas apie 25 punktus. M15 periodas, iš istorijos gražus buvo kanaliukas, gražiai veikia, taip ir tapo palaikymu labai gražių, taip, pagal 2 taškus čia. Ir vėlgi mes turim tokią galingą pasipriešinimą. Jo? Galingas pasipriešinimas, kuris ir dabar duoda atšokimą, bet viskas tvarkoja, važiuosim, jeigu važiuosim apačią, galima nupirkti ir čia. Lygis kažkur tai bus 5.27, pirkimas, stopas nedidelis, 15 punktų užtenka, kad ekranė nematyt, profitas apie 30 punktų. Zelandas savaitinis negali pramušti, gražiai atšoko praeitą savaitę, jo, gražių spygliukų, taip, ir vėl prilimpę stojo prie savo savaitinio pasipriešinimo.
aš visgi laukiu, kad jis pramušta savaitinį prasipriešinimą ir išvažiuos į viršų. Bet čia dvi problemas. Yra pirmoji, tai 8-4-7-5 stiprus lygis, antroji, tai šitas pasipriešinimas. Sugebės įveikti, grįžimas, perkam ir tikslas gan neblogas, galim atkartot maksimumus Zelandų istorinius arba net ir užlipti aukščiau. Tai? Dieninis periodas, matom, kaip gražiai atšokinėja nuo šito lygio, taip, vieną dieną atėjo, kitą dieną super 100 punktų atšokimas, taip, dabar nuo vidinės trendinės linijos vėlgi buvo atšokimas, bet iki galo mes nepabaigam ciklą ir dabar čia pirkti nepatarčiau, patarčiau sulaukti pramušimo grįžimo sell, taip, iki apačios, arba jau žiūrėti pirkimą kažkur, tai va, ties trendinės linijos ir ties lygio 8290, 95, galbūt 8300, ja? Kažkur tai čia. H4 periodas, pribraižyta, nieko nesuprasi, viską trinam, viską lauk ir iš naujo braižom. Taip, turim tokį palaikymą, aiškiai matomas, taip. Šitas palaikymas galbūt turi projekciją, gal geriau, tvirčiau padaryti. Trendinė linija, tai pagal taškus, 2 taškai, 3 taškai čia, 2 taškai viršų, toks biški siaurėjantis trendukas. Jo, ir ateina prie trendinės linijos ir galima kažkituriuose ir nupirkti. Tai geras sandoris su tikslu, čia jau kam kiek reikia, ja, bet aš patarčiau apsiriboti ties vidinės trendinės apie 100 punktų tikslas. Ateina į viršų, jeigu taip, tai 8-4-90 nebloga vieta pardavimui. Na ir valandinės periodas, matom, juda pagal projekcijas, taip, projekcijas buvo pagal apačius pabraižytos, taip, galbūt šita ne visai tiksli, galbūt reikėtų patikslinti, bet šiaip praktiškai nuo linijos iki linijos gražiai dirba. Taip, dabar grįžta prie 8-4-07 pardavimas. Galima tikėtis, kad ir apačios nuvažiuos. Taip, jeigu pramušinėja 8-3-70 kažkur, tai vėlgi pardavimas į apačią, o nuo apačios pirkimas gražus su ilgalaikiais tikslais. Kanados doleris, taip, savaitinis grafikas, vėl mes čia stovim, aš kaip nepažiūrėsiu į Kanadą, jinai stovi. 100 punktų judėjimas per 2-3 dienas nesiskaita, taip. Savaitinis nieko neduoda, kol kas laiko, kol kas lygis 9.800, 9.810, taip, iš apačios ir bandymas prasiveržti į viršų irgi biški sutiko gan gražų pasipriešinimą ties 9.960. Dieninis grafikas, šita vieta buvo grįžimas prie trendinės linijos, taip, atšokimas ir va, mes jau kiek dienų dieniniam mes grafikė stojam. Nuo sausio 3 dienos, taip, mes stojam diapazone 40 punktų. Taip, mes judam po biškį, bet tai nėra judėjimas kaip toks. Taip, vidui dienos po 10-20 punktų mes judam, bet labai liūdna. H4 periodą kažką prognozuoti, galima nuo diapazono ribų prikelti ir viskas. Taip, kažką daugiau, net negaliu jums pasakyti. Taip, H4 periodas, turim tokį variantą, taip, čia galima pirkti, turim tokį variantą, čia galima pardavinėti, taip, matom, kad pastaruosius 3-2 dienas, jo, mes net nedaeinam iki viršūnių, taip, sustojam čia ir galima dirbti nuo šitų diapazono ribų, bet anksčiau ir vėliau jis Kanada išeis iš šitų diapazoną, tai galbūt aš patarčiau nedaryti čia sandorį, bet sulaukti, kur mes išeisim. Jeigu į apačią selas, jeigu į viršų, čia tai bajas. Du tokie variantai linksmi. Valandos judėjimas 6-7 punktai, čia buvo atsitiktinis spigliukas, jo 15 punktų ir jisai jau atrodo kaip toks galingas spigliukas. Jo? Teoriškai,
Kažką tai padaryti, aišku, galima. Visada galima kažką tai padaryti, bet praktiškai diapazonas 18 punktų, taip, su užlindimais tokiais ir melagingais pramušimais po vėlgi 18 punktų, praktiškai ir dvies prekybai neduoda. Tai Kanada kol kas palikčiau nuošalėje kažkaip ir gal nieko nepatarčiau su ją daryti. Nes vėlgi anksčiau ir vėliau jinai pabūs ir kažką tai pradės normaliai judėti. Tai va, šiandien viskas, kitą apžvalgą mes jau darysim kitą antradienį 18 val.